Man vis tiek nelinksma. Man vis tiek nelinksma, mama. Man labai gaila, Randai, kad tu nesuvoki nieko. Nesuprantu, kaip tas tavo protas išsiskirti. Visi tave mylėsi, aprūpintas, viskas yra gerai, tik reikia namų negriauti ir nesąmonių nežiūrėti, kas užšuminti ir šitą. Mes vakar tiek prašnekėjom ilgai iki 11:30. Kai mama paliko be miego ir tu ten man vakavavai naktį, normaliai nemiegu ir man neleidai kažkokie nesąmonė. Tas visiškai man atsibosta. Mikelandželas gimė 1475 metais, Rafaelis 1001 ir apie 800 tonų per metus. Štai yra teisės sąskaitoje Aurelija taškas, mes galime į antrą braukti ir tais gaunant žemėgus paminėti. Iš Knyno į Dievo Patikos Ceilono ir
Sugadinai kilimą už 350 eurų. Tai yra Rokas Zubovas. Mes siunčiam Rokui didžiausius linkėjimus. Aš pradėsiu, žinok, iš tavęs prašyti atlyginti. Griežto teisingumo, keršto ir atpildo deivė. Už sieną sugadinta, už kilimą sugadinta, už stalą sugadinta. Sumokėti gaus tada man. Ne, mes nesivežam. Mes su tėčiu kūrėm namus, tvarkom viską, o tu ką Gal darai? jūs visai, Aurelija, bandysit? Turėjau manyti įsirgti, kaip Nemezidė. Nemezidė. Gražiai, tikrai gražiai. Gražus žaidimas, Vilmantai. Brolis kvies reakcijų. Tai mes tas nekai sutikit, lauksim grįžtant jūsų. Dovana jums puodelį ir arbatos, o jums, Aurelija, sveikinimas su tikrai gražiu pasirodymu. Jūs laimėjote kelialapį į penktadienio mūsų finalinius žaidimus, dovanojame jums mūsų draugų knygą ir taip pat puodelį, antrą jūsų namus ir arbatos. Štai baigėme antrąjį savaitės atradėjai kas ir kodėl žaidimą. Linkėdamas jums gražaus vakaro su LRT televizija, kviečiu rytoj 6 val. Vėl susitikti čia LRT televizijos eteryje. Iki. Visagino country. Tai 2 dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Informacinis partneris LRT rėmėjai. Skanorama vasara. Europos kino atostogos 13 Lietuvos miestų. Birželio 11, rugpjūčio 27 dienomis. Visas tavo festivalis mobiliojoje programėlėje. Projektą iš dalies finansuoja informacinis partneris, skaitmeninis partneris, festivalio vanduo. Senjorų piknikai sugrįžta. Rugpjūčio 25 ir 27 dieną 14 val. Senjorų organizacija jau 4 metus kviečia senjorus išlydėti vasarą kartu. Šįkart net 17 Lietuvos miestų. Susitikime, bendraukime, dainuokime ir švęskime gyvenimą po atviru dangumi. Ateikite vienas su draugu ar kaimynu. Čia laukiamas kiekvienas senjoras. Daugiau informacijos apie pikniką savo mieste rasite senjoro.lt. Iniciatyvą organizuoja Senjoro organizacija. Iniciatyvos rėmėjas Akvilė. Informacinis partneris LRT. Patiri psichologinį smurtą, kreipkis pagalbos, atpažink smurtą.lt. Lietuvos kinematografininkų sąjunga pristato 18 tarptautinį kino festivalį Baltijos banga. Rugpjūčio 19-23 dienomis Nidoje. Čia ir dabar. Programoje dokumentiniai, animaciniai, vaidybiniai filmai. Brangioji, aš dabar kalbu kitų telefonų. Animacijos dirbtuvės laikai. Pačiam įdomu pasižiūrėti iš šalies. Sąjungos veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Fargo. Trečiasis sezonas. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 22:20 per LRT televiziją. O paskrudinti čia batą, Saulė. Taip. Nu tai baig čia, šiandien Remigijaus gimtadienis, kuo čia lašintas ašaras? Kuo čia lašintas ašaras? Tikrai nėra ko verkti, mes su apšnekėjom vakar.
Negi šiandien kartuosis viskas, Žiemos ką? pamokos, kai per kūgas kelius blokavo sunkiasvoris transportas. Norima įsivaizduoti vilkikų autobusų vairuotojus turėti ratų grandines. Rinkėjai Europoje vis labiau radikalėja. Beveik kas ketvirtas renkasi kraštutinių dešiniųjų partijas. Populistus trečdalis. Tyrimas atskleidžia, kad tokį pokytį lemia tradicinių partijų negebėjimas spręsti esminių problemų. Su ekspertą pasiaiškinsime, kiek tam įtakos turi migracija. Nepaisant Rusijos grasinimų, Jungtinė karalystė žada ir toliau remti Ukrainą. Maskva apkaltino Londoną tiekiant smūgiams Rusijos gilumoje naudojamus dronus ir pagrasino pasekmėmis. Mes būsime šalia, kai Ukrainai to labiausiai reikės ir tai nepasikeis. Per 3 mėnesius Amerikai ir Iranui nesusitarus dėl taikos rinkų reakcija. Nafta vėl tapo apie $90 ribą. Padėtį aštrina ir abejotinė retorika. Iranas sako pasiruošęs eskalacijai, Donaldas Trumpas jau grasina ir Omanui, nors kartu sako, esą Hormuzas atviras. Sąsiauris atvertas ir naftos kainos krenta ir toliau kris, nebent mes nuspręsime imtis ko nors drastiškesnio nei darome dabar. Lenkija talžo smarki audra, kai kur vaizdai kaip žiemą. Rytuose po itin stiprios krušos vieno miesto gatvės pasidengė ledu. Mokesčių reforma jau duoda rezultatų, tik ne tokių, kokių laukta. Nuo šių metų padidintas pelno mokestis pagal planą gali būti nesurinktas. Verslo konfederacija prognozuoja, kad mažiau pinigų valstybės ilgą išaugs ir kitąmet iš gyventojų pajamų mokesčio. Finansų ministras ragina neskubėti su vertinimais, bet verslas siūlo nelaukti ir jau pamažinti kai kuriuos mokesčius. Sako, taip Lietuva pritrauktų investuotojų ir padidėtų algos. Šįkart premjeras ne savo kėdėje.